Varom į Lidlą šį kelią. Sveiki, visi šiandien varom į Lidlą. Ir žiūrėsim, kaip pigiai galima apsisukti, auginant raumenis. Aš neturėjau to, tai įdėjau raktų tą metalinį. Pradėsime ant giliavandenių. Tai pigiausias batonas čia. Taram 4 centai. Dresnių reikia. Bulvės. Pigiausi dribsniai euras. Ilgagrūdžiai ryžiai. Avižiniai dribsniai už 38 centus. Pasimsiu porą. Pasuoti obaliai, žodžiu, euras 9. Šaldytų brokolių paimsiu. Renku pomidorus. Pigiausi kiaušiniai šiuo metu 2 eurai, tai pasimsiu 2 pakelius. Pasimsiu muštienos krūtinėlės. 5,98 varškė. Graikišką jogurtą pasimsim. Gurdėlą varškę labai mėgstu ir jinai gan pigi. Pienas 2,5 centai. Iš riebalų pasimsim juodą šokoladą. Sūrio už 1,79 € pigiausias. Raštus sviestas už 3 eurus. Avokadai 3 eurai. Ką tik baigėm apsipirkinėti Lidle, važiavom namo pažiūrėti, kiek viskas kainavo. Sekančiam video parodysiu, ką pagaminau iš tų produktų. Bendra suma gavos 38 € ir 40 centų. Ir čia turėtų užtekti apie 5-6 dienas 2 žmonėms.